Labadiena, kolegos. Dvigubi garsai kokie tai. Norėjau gal stipriai sureikšmino šitą visą pradžioj. Bent jau aš tai tikrai nesieksiu to aukščiausio lygmens. Čia minėto savo pranešime atsiribosiu tokia, faktografija schemomis, tokiom aproksimacijomis, supaprastinimais. Pavadinimas štai toksai, jisai truputį koreguotas programoje, šviesos filosofija Lietuvoje, tarpsniai, personos konceptai, šviesos filosofinė kultūra 18 amžiaus antroje pusėje. Tai iškart prie reikalo, prie chronologijos. Būta 3 tarpsnių: parengiamasis, įžanginis, brandusis, baigiamasis. Tie etapai išskirti pagal tai, kokiuose filosofijos sferose vyko proveržiai. Tam pirmajame skolastinė logika keičiama Wolfo Leibnizo mokyklos logika, tačiau filosofijos branduolys dar išlieka skolastinis. Čia filosofija tokia privaloma latiniška postulatų, definicijų pobūdžių disciplina. Antrajame brandžiajame etape jau gyvenimiškas dalykas plačios šviesuomenės praktikuojamas. Trečiame etape vėl suklesti universitetinė filosofija su visa tradicinė apimtimi. Tai logika, metafizika, etika, taip pat ir filosofijos istorija, proto kritika, antropologija. Dėl šio baigimojo etapo užstoja mano vaizdelis. Šiek tiek galiu padėti, kad neužstotų. Ačiū. Dėl baigimo etapo nėra sutarta. Mokslininkai, pirmiausia lenkai, ginčijasi. Vieni baigiamąjį tarpsnį laiko antrąją tokia iškelia apšvietos banga, kaip kuomet pagaliau buvo išleisti pagrindiniai monumentalūs veikalai. Iki tol eidavo tik brošiūros iš esmės. Tai Stanislovo Stašico, Hugo Kolontojaus Lenkijoje, Daugirdo Sniadeckio opusai Vilniuje. O Vladislavas Tatarkiečius prieštaravo, esą šis periodas tokia pilkoji zona tarp apšvietos ir romantizmo. Iš tiesų, tai tas baigiamasis yra pokantinė filosofija, vadovėlinė chrestomatinė nomenklatūra, nelinkusi filosofijos pokanto toliau laikyti apšvietą, nebent toliau spausdinosi, ten kažkaip burbuliavo tie apšvietos empirizmo, psichologizmo epigonai, nesuvokia katalikiškosios revoliucijos, taigi antrarūšiai. Šis klausimas diskusinis, juolab Lietuvoje vis dėlto buvo reflektuotas Davido Hjumo sukeltas filosofijos skandalas, ieškota kitų nekantiškų priemonių tam likviduoti tam Hjumo skandalui. Bet kuriuo atveju, jei pirmasis periodas dar ne visai, trečiasis jau ne apšvieta, tai belieka vidurinysis, brandusis tarpsnis. Tai toliau pranešime apsiribosiu brandžiuoju viduriniu. Ir bibliografinę nuorodą, kad pirmasis ir baigiamasis periodai yra tyrinėti ir pusėtinai žinomi. Norintys gali skverbtis giliau, gali šitais rankvedžiais šitais vadovautis. Juolab lietuviškai yra publikuoti esminiai šaltiniai, tai Daugirdo Sniadeckio rinktiniai filosofiniai raštai. Brandusis vidurinysis periodas menkiausiai tyrinėtas, netgi siekiais atstovaujama nuomonė, kad apskritai jo nebūta. Mat, Tautinė edukacinė komisija iš mokyklų programų filosofiją pašalino. Ir universitete ir aukštesniuosiuose mokyklose dėstyti tokie likučiai filosofijos kaip etika,
moralės mokslas tai yra ir logika. Iš esmės filosofijos vietą užėmė išplėtotas prigimtinės teisės doktrina. Esą susidarė filosofinis vakuumas. Ta šimtametė tradicija tarsi nutrūko. Ši nuomonė, manyčiau, nėra palaikytina. Kokie autoriai? Suskaičiavau 11. Kaip matome, pasauliečiai 4,5 karto lenkia, pasauliečius lenkia dvasiškai, o pastorių tarpe dominuoja vadinamojo mokytojų ordino pijorų nariai. Siūlome autorių kanone, aš siūlau, kolegos tarstais ir paneigs, papildys, ir bus kanonų. Potencialiai galėtų būti ir kiti, pavyzdžiui, LDK maršalas, gegužės 3-osios bendraautorius Ignotas Potockis, istorikas Adamas Naruševičius, politikos reformų teoretikas Ženevos filosofo Ruso bičiulis Mykolas Velhorskis. Dar kitos iškilios apšvietos personos, tačiau dabar jie yra LDK paveldo dalybose priskiriami Lenkijoje, Lenkams. Jie spausdinosi ne Vilniuje ir buvo inspiruojami Lenkijos kultūros centrų. Arba turime problemų su šiuo kanonu. Kokie gijot kriterijai? Jis vienas toks dvilypis, tyrinėtoriai dalį jų jau yra įvardyję kaip filosofus, o antra, jų tekstai siekia konceptualinį tokį argumentacinį lygmenį, kuris būdingas šiandien filosofiniams svarstymams, filosofinė literatūrai ir skiriniams svarstymams yra būdingas. Lingvocentrinėme istoriografijos diskurse būtų geismo turėti kažką tokio par excellence lietuviško, todėl buvo surastas 18 šimtmečio pabaigos Troškūnų klebonas Kiprijonas Lukauskis, kurio lietuviški pamokslai ir prisakymai Dievo apie pavidinastis krikščioniškas yra išlikę, mūsų laikais išleisti. Tai jų tas konceptualinis lygmuo nepranoksta dekalogo, pats minėtas klebonas buvo silpnokas liumjeras, jisai siūlė raganom taikyti juridines sankcijas, socialinės hierarchijas gretino su angelų hierarchijomis. Vis dėlto lietuviško filosofinio žodžių Lietuvos didžioji kunigaikštystėje tema atvira ir pabandysiu spėti, ar ją bent paliesti. Kokie esminiai brandžios apšvietos filosofijos identifikavimo kriterijai? Kaip matome, jie yra išoriniai, imanentiniai, filosofiniai. Kiekvienam jų būtų galima po referatą skirti. Čia tam nėra laiko. Itin ryškus prakticizmas, filosofija tai edukacija, graikiškai paidėja, kurti pavieniai socialinių ir politinių reformų projektai, referuojant į fizioparatizmą ir rusoizmą, vis dėlto vyravo didaktikos ir moralistikos žanrai, išskiriant švietimą, edukaciją kaip dorovinio auklėjimo pamatą, o pastarasis būsės sergančios visuomenės ir valstybės sancionavimo pamatą. Lengva pastebėti dorybio ugdymo moralės prioritetą realių ekonominių, socialinių, valstybinių institucijų aparato reformų, refleksijos ir kūrybos atžvilgių. Tokia locus communis filosofinės kultūros. Kita locus communis bendroji vieta tai empirizmas pažinimo teorijoje, sensualizmas, logika buvo redukuota į kodilietišką pažinimo teoriją ir didaktiką. Tai toks labai radikalus žingsnis žengtas. Tautinė edukacinė komisija rekomendavo vadovautis Koniliako vadovėliu, kuris atmetė Aristotelio silogistiką. Dabar laikoma kuriozų logikos istorijoje šitas toks sprendimas. Apšvieta tai buvo autoritetų erozijos, kaip žinoma, erozijos amžius. Vėl būdingas programinis eklektizmas metodologijoje. Teigta, jog tikras filosofas tai nei sektantas, nei dogmatikas, nei skeptikas, bet darbšti bitelė, mėgta ši Beikono metafora, renkati pažinimo nektarą iš visų žiedų, tai yra sveikų protų pasirenkati tai, kas labiausiai panašu į tiesą. Deklaruota apšvietos savimonė, jeigu renesanso filosofai yra suvokę kaip tokius, kaip renesanso
Nu, tai ir švietėjai save laikė apšviestais, ypač po 764 apšviesto karaliaus Augusto Poniatovskio intronizacijos. Netgi ironizuota, cituoju Henriką Žeruskį, prie Saksų dinastijos buvome girtuokliai, bailūs ir tamsūs, o dabar esame blaivūs, vyriški ir šviesūs. Nu, šie modernistai mane dabar gyvuoja, buvome needukuoti, nevakcinuoti, dabar okei, nesu. Čia tenka, čia, kaip minėjau, čia galima daug kalbėti, apsiribosiu tik bendraja tokia schema. Jo čia matome dvi aidas. Tokia pirma didesnė kiaušinio pavidalo, tai apšvietos filosofijos mainstreamas, krikščioniškoji apšvieta. Antra rusoizmas su filosofiniu pogrindžiu. Čia libertinizmas, masonų diskursas ir jam panašus. Pirmas žvilgsnis tai kontradikcija, apšvieta, kuri tikėdama proto visagalybę, prancūzų kultūrologo Pauliaus Azart žodžiais, Dievą ar krikščionybę pasodino į kaltinamųjų suolą. Tai kaip čia dabar, jei būti krikščioniška, kažkokia kvazireliginė, iš tiesų tas pavadinimas legalus yra, atsisakant vadovėlinės klišės, dėmesį koncentruojančios vien į galocentrinę, scientistinę, sekuliarią, neopagonišką epochos formaciją. Pastarosios chrestomatiniam vaizdiniui, atstovautant 20 amžiaus vidurio, prieštarauja konkretūs šaltinių tyrimai. Mat būtų ir protestantiška, anglikoniška, ir haskala, žydiška apšvieta. Filosofinė kultūra priklauso nuo kultūrinės pasaulėžiūrinės dominantijos, o pastaroje daugelį šalių - Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Austrijoje, Lenkijoje - buvo būtent krikščioniška. Lietuva jau pirmajame etape deklaruota wolfiškai filosofijos laisvė, kuria nesikerta su apreiškimu. O vėliau šiame brandžiame etape, apie kurį kalba, ginta pažiūra, kad mokslas bei filosofija, tikėjimas ir auklėjimas yra dialogiški dalykai, tarpusavyje suderinami. Anticipuota Habermaso ištarmė, jau cituoju Jurgeną, scientistinis tikėjimas mokslu, kuris vieną dieną asmens savižiną pakeis objektyvizuojančių aprašų, yra ne mokslas, o prasta religija, citatos pabaiga. Taigi kritikuota ta prasta religija ir ieškota teisingosios religijos turinių, juos stengiantis išversti į dominuojančią naturalistinę kalbą, prigimtinės teisės, natūraliosios moralės teoriją. Bet kuriuo atveju natūros, gamtos, jos mechanizmų tvarkos, kaip tuomet sakyta, požondek fizično-moraliniai fundamentų laikytas Dievas. Vartoti tokie eufemizmai, rašyti didžiąją raidę kūrėjas, tvėrėjas, visuotinis įstatymų leidėjas. Ryškus tie ekstrafilosofiniai faktoriai, kaip minėta, yra teoretizuojantys dvasininkai, knygo aprobata buvo dvasiškijos rankose, universitetui vadovavo Martynas Počobutas, eksjėzuitas. Štai 18 amžiaus Lietuvos krikščioniškosios filosofijos jėzuitų filosofų, jėzuitų vizualizacijos. Jėzuitai Benediktas Dokševičius, įžanginio wolfianistinio, dar lotyniško etapo atstovas, Purenės dirba apšvietė ir astronomas Počobutas, jau visai sekuliariai atrodantis valstybės veikėjas, scientistas, o vis dėlto dvasininkas. Filosofinio pogrindžio aibė mums žinoma iš 3 šaltinių. Iš rankraštinių Holbacho, Didro vertimų, kuriuos atveria archyvinės paieškos. Antra, iš oficialios antilibertiniškos, antimasoniškos literatūros leistos Vilniuje, bei įvairių skambių ištarimų, kaip antai Motiejaus Valančiaus liudijimų apie prancūzų raštininkų Makliorstuvas ir Voltero tarnų, kurie sumanė prieš Dievą tauzyti, čia vartoju Valančiaus leksiką, antplūdį Žemaitijoje. Pagaliau Mauricijos Pranciškos Starkio raštų ir rankraščių šį leidinį galima įsigyti leidybos skyriuje koridoriaus gale čia. Toliau norėčiau paliesti mažiau žinomus dalykus, ties kuriais dabar tenka darbuotis.
rūpima tema apšvietos epochos filosofijos vertimai į lenkų kalbą. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Norėčiau pastebėti, kad filosofijos vertimai patenka į kanoninį Lietuvos filosofijos istorijos apibūdinimą. Vakarų koncepcijų recepcija ir indėlis į filosofijos lobyną. Tradiciškai tyrinėtojus labiau domina vadinamasis indėlis, nes praturtiname paveldą. Mes savitybei, visą verčiai tik to indėlių. Mano galva, anaiptol ne. Kol neįrodyta, kad Narbuto ar Skvernovskio veikalai nėra vertimai, jie laikomi indėlių. Būtent štai šie veikalai reprezentatyvių indėlių laikomi, susilaukė pakartotinių leidimų, buvo arba populiarūs, arba reikalingi kaip vadovėliai. Maža to, jie susilaukė ir šiuolaikinių mokslinių laidų bei mokslinių tyrimų. Recepcijos teorija neblogai išplėtota, yra vis dėlto pastebėtina, kad filosofijos istorikai tiek Lietuvoje, tiek pat Lenkijoje regis filosofijos vertimų publikacijos fenomeną ignoruoja. Nesvarbu, ar tai čia per tarpukario, ar periodu, ar marksistinio, o juk versti leidiniai tai krašto kultūros faktas, Lietuvoje lituanistikos faktas. Pastarasis fenomenas apibūdintinas kaip tiesioginė recepcija. Sunku nuginčyti, kad nutinka, jog intelektualinė krašto ar kultūrinio centro būklė konkrečiu metu reprezentuoja ne vietinių autorių kūrybą pagal Pleškaičio apibūdintą režimą indėlis į visuotinį paveldą, o betarpiški skoliniai, tiesioginiai filosofijos, tiesiogiai recikuoti filosofijos turiniai, pavyzdžiui, lotynų ar prancūzų kalba. Nesunku nuspėti, kad Lietuvoje apšvietos tas filosofinis pogrindis mito prancūziškais originaliais laisvamanių leidiniais. Minsko spaustuvėje netgi išėjo tokių brošiūrą, raginanti nesimokyti prancūzų kalbos, kuria plinta klebonui nepakeliama, o parapiečiams kenksminga filosofija. Filosofija nova, księžių klebonovi nesmašina, parafianom škodlyva. Tas pats pasakytina apie vertimus. Esame atveju, kaip būtent jie reprezentuoja realiasias filosofinės bendrijos preferencijas. Net galima teigti, kad tai normali standartinė filosofinės kultūros gyvavimo būklė, toli gražu nesvetima ir mūsų Lietuvai, mūsų dienų Lietuvai. Vertėjų į lenkų kalbą, tai nacionalinę kultūros bei viešojo gyvenimo kalbą įdirbio reikšmę apšvietos epochoje ignoruoti neįmanoma. Vertimo darbas vadintas išganingu, paslauga visuotiniam gėriui, pasišventimu tarnaujant tautai, darbas palikuonims ir panašiai. Tuometinėme spontaniškame verstinės literatūros sraute buvo vienas išskirtinis reiškinys. Atskiro įvykio statusą pelno antikos vertimai. Ir šis fenomenas palygintinas proveržiui, nieko panašaus anksčiau nebuvo. Buvo renesanse, paskui nutrūko tas reikalas. Antikos autoriai buvo dažniausiai verčiami autoriai, versti solidūs, filosofinį svorį turėję autoriai, klasikai. Jų vertėjai buvo iškilios asmenybės pirmaeilėje epochos veikėjai. Maža to, antikos leidyba turėjo projekto, programinės užduoties pobūdį, turėjo akademinį pobūdį, atitiko mokslinių reikalų leidybos standartus. Ir pagaliau antikos vertimai sudaro reprezentatyvią imtį, ne tik filosofinėje raštijoje, bet ir apskritai aptariamos epochos raštijoje. Pirmą vietą užėmė Marko Tulijaus Cicerono vertimai, antroje vietoje Liucijaus Anėjaus Senekos vertimai. Šiek tiek nustebino statistiniai sugretinimai reprezentatyvių 18 amžiaus antros pusės santykinai originalių leidinių, tai tos jau minėtos Narbuto logikos ir Tarnovskio prigimtinės teisės mokslo, visų leidinių bendras tiražo puslapių skaičius yra 1174. Tuo tarpu tuomet įvairiose Vilniaus spaustuvėse išleisti 27 antikos filosofų veikalų vertimai į lenkų kalbą, versti ne tik Ciceronas ir Seneka, kurių bendra apimtis 7500 puslapių. Ir pastarųjų filosofų publikacijos, skaičiuojant leidinius, maždaug dvigubai viršijo vietinės krikščioniškosios apšvietos filosofinės kūrybos leidimą
kurie atstovavo toje demonstruotoje lentelėje išvardinti dvasininkai Vilniaus. O Narbuto ir Strianovskio fiziokratizmą viršijo daugiau nei 6 kartus antikos srautas. Dovydas Ilkauskas išvertė beveik visą filosofinį Senekos korpusą iš 12 mums pasiekusių filosofinių jo veikalų. Jisai net 10 paskelbė. Svarbiausia tai, kad santykis su Seneka ir Ciceronu buvo kūrybiškas, dialogiškas, vertimai aprūpinti turtingų mokslinio aparatų, komentarais, kuriuose vertėjai reiškė ir filosofinio pobūdžio turinius, polemizavo ar pritarė stoicizmo argumentams. Ir tie komentarai sudarytų 10 ar net 100 puslapių. Čia matoma, kad dažnai labiau užima didesnę puslapio dalį. Tas komentaras smulkiu šriftu. O jėzuitas Juzipas Boreika, jo portreto neišlikę, čia jau vertikalinis lapas veikalo, dar prie savo Cicerono vertimo pridėjo 70 puslapių filosofinio turinio manifestą, kuriame atstovavo empirizmui, naturalizmui, klasicizmui, tuo būdu tapo pirmųjų brandžios apšvietos autoriumi. Pastebėtina anksčiau negu atėjo į sostą tas karalius Augustas Poniatovskis, kurio intronizacija mūsų istoriografijoje laikoma cezūra, žymančia epochų ribą. Tuo pačiu randame ir jėzuitų intelektualinę filosofinę nišą, kurios anksčiau neįžvelgta. Net galima pristatyti tokią koreguotą filosofijos būties Lietuvoje schemą, kurioje regime jau ne opozicinę trinarę, o trinarę struktūrą ir tarpusavio sąveikas joje. Vertimai dėl kiekybinės dalies persvaros užima centrinę vietą, bet sudaro atskirą didžiulę aibę. Dar neišeikvojau savo laiko, bet rekordiškai greitai aš šitą pristačiau. Aha, jau laikas baigėsi. Jeigu kolegos leistų, pabaigiant apie lietuviškąją filosofiją lietuvių kalba, apie Krijoną Lukauskę atmetus, Donelaitį skliaustus imant, šiandien atsakymas toks, kada prasidėjo lietuviška Lietuvos filosofija. Ji prasidėjo brandžios apšvietos epochoje, kaip tuomet itin suklestėjusio protreptiko žanro reiškinys. Tai antikinės literatūros teologų ar kalbų žanras žadantis, kviečiantis išsiimti kokių nors mokslų. Pirmiausia, filosofija suprasta kaip moralinis tobulėjimas. Pradininkai Platonas, Aristotelis, sofistai Romoje, Ciceronas, Seneka, Laktancijus. Lietuvos filosofinėje, apšvietos filosofinėje kultūroje tai vyraujantis žanras. Vyravo verstinė antikos, renesanso, pamokymai įvairiausių kategorijų, konceptualinių lygių, moralizuojantį dvasinį ir praktinį etikos ir etiketos srities lektūrą. Jie labai darniai įtampa ir lietuviškas veikalas, vėlyvųjų viduramžių vokiečių mistiko Tomo Kempliečio opuso Kristaus vertimas, versta 4 knyga. Visiems žinoma, turbūt vienas iš krikščionybės dvasinių šedevrų, tikras krikščioniškosios etikos kompendiumas, išverstas iš 60 kalbų, reprezentuojantis neoplatonizmo, Švento Augustino įtakas, nuo savo įtaigumų artimas ar Senekos diatribėms, ar net pramokstantis jas. Veiklas iš esmės antifilosofinės, atmenantis spekuliacijas, kalkuliacijas loginės, kaip trukdančias pasiekti būties esmės, tai reiškia, reikia sutikti sui generis filosofija, kurioje lietuviai užsiėmė ir dabartiniai autoriai, pavyzdžiui, Šliogeris, Cezimanas ar Julius Sasnauskas. Čia siekiama atverti alternatyvų mąstymų būdą, numatyti alternatyvų pažinimo būdą, labai sugestyviai, kaip tai nuoširdžiai ir talentingai. Deja, šita knyga labai reta yra mikrofilmas Mokslo akademijoje, o originalas Čartoriskių muziejaus bibliotekoje Krokuvoje. Teigiama, kad Kristaus sekimas dėl savo aktualumo mūsų laikais ir dažniausiai skaitoma knyga po šventojo rašto. Šitą teiginį, kurį internete radau, negaliu patvirtinti, bet kuriuo atveju mes lietuviškai filosofuojame ne nuo Maceinos ir Šalkauskio, šiek tiek anksčiau. Ačiū už dėmesį.